Šiandien išlydysime druską. Jie, kaip ir visos medžiagos, turi lydimosi tašką. Druskos jis yra 801 laipsnis Celsijaus. Kad druską įkaitintume iki tos temperatūros, mes pasitelksime mūsų rėmėją Rockwool. Iš jo mes pasigaminame krosnelę, į kurią patalpinsime mūsų tiglį su druska ir įkaitinsime 2 dujiniais degikliais. Ir nors viduje mes pasieksime temperatūras iki 2000 laipsnių, dėl Rockwool neįtikėtinos šiluminės izoliacijos aš galiu laikyti ranką tiesiai ant krosnės ir nenudegti. Ir tikrai nekaršta. O viduje? Druska jau skysta. Dėsime dabar šią druską į specialų laikiklį ir dabar įpilsiu jos į vandenį. 3, 2, 1. Iki galo nėra aišku, kas sukelia šį sprogimą, bet manoma, kad tai gali būti vanduo, skylantis į deguonį ir vandenilį. O deguonis ir vandenilis yra labai sprogus derinys. Ir dabar pabandysim susprogdinti melioną. Jeigu matėt filmą Svetimas, pažiūrėsim, kas išsiris iš šito kiaušinio. Laikas antram dubliui. Matome, kaip druska kaip tik pavirsta į skystį. Vis dar įmanoma ranką ištakyti. Kokie geri rezultatai. 3, 2, 1. Ir matome, kad druską tikrai galima išlydyti su destruktyviomis pasiekmėmis. Na, o jeigu ir tu nori apsaugoti savo namus nuo ekstremalaus šalčio arba karščio, rinkis Rockwool šiluminę izoliaciją.